Per mūsų nuotykį mes naudosime daug įvairių dalykų. Pavyzdžiui, povandeninį droną, kad ištirtume radioaktyvias zonas ir pamatytume, kas iš tikrųjų slepiasi po vandeniu. Tai neįtikėtina! Vaikščioti tose vietose yra labai pavojinga. Jis artėja! Monstras artėja! Bet tai yra vienintelė mūsų galimybė surasti vienintelį radioaktyvų ežerą. Sveiki, labas visiems. Oi. Labas visiems. Mano vardas yra Slavas ir šiuo metu mes esame labai pavojingoje radioaktyvioje zonoje. Kiek žinau, čia netoliese yra radioaktyvus ežeras. Taigi aš pasiimsiu savo milžinišką magnetą ir bandysiu žvejoti magnetu šioje radioaktyvioje vietoje. Turime pereiti šį radioaktyvų mišką, kad surastume tą ežerą, kuriame galime rasti labai pavojingų ir radioaktyvių radinių. O Dieve, radome radioaktyvų ežerą. Taip, štai jis, tikras, nuodingas radioaktyvus ežeras. Pažiūrėk, koks jis žalias. Manau, ši žalia medžiaga yra radiacija. Tai labai pavojinga ir labai šiurpu. Štai kodėl atsinešiau savo milžinišką magnetą, kad galėčiau žvejoti su magnetu ir sužinoti, kas slepiasi po radioaktyviu vandeniu. Taigi padarykime tai dabar. Žvejoti su magnetu čia yra labai pavojinga, vaikinai, todėl prenumeruokite ir paspauskite patinka šiam vaizdo įrašui, jei norite pamatyti daugiau neįprastos magnetinės žvejybos. Palaukit! Pažiūrėkite, kaip mano virvė įtempta ir užstrigusi. Ji nejuda. Mano magnetas kažkur ten užstrigo po ta radioaktyvia žalia mase. Ir štai sprendimas. Tai mano povandeninis dronas. Ir naudodami tą daiktą mes pamatysime, kur užstrigo mano magnetas. Dabar paleiskime variklius. Ir dabar mes pasiruošę nerti. Taigi dabar galime matyti žalią radioaktyvų vandenį, bet aš nieko nematau, nes matomumas prastas. Taigi dabar mano misija yra sekti raudoną virvę ir pažiūrėti, kas yra dugne. Tad tęskime. Žiūrėk, tik pažiūrėk, galiu matyti kažką kvadratinio ir geltono. Ką? Palaukit, vaikinai, tai sunkvežimis, tai geltonas radioaktyvus sunkvežimis po vandeniu ir mano magnetas prie jo prilipo. Tai neįtikėtina, vaikinai, tikras sunkvežimis po vandeniu. Taigi, prieikime šiek tiek arčiau, kad pamatytume mano magnetą. Taip, jis yra būtent ten. Tai beprotiška, vaikinai. Matome radioaktyvumo ženklus. Taigi ši mašina yra pavojinga. Bet kodėl? Kodėl jie yra po vandeniu? O Dieve, tai sraigtasparnis. Tikiuosi, jie mūsų nepamatė, nes čia yra riboto patekimo zona. Būti čia pavojinga. Ir jei jie mus pamatė, jie gali atsiųsti kareivius ar ką nors kitą, kad mane sučiuptų. Taigi grįžkime prie povandeninio drono ir paskubėkime. Vaikinai, tai beprotiška. Tai tikras automobilis. Ir iš tikrųjų, jis dar visai geros būklės. Šis sunkvežimis atrodo gerai, jis nėra stipriai apgadintas, bet šis sunkvežimis tikrai liko ežero viduryje po vandeniu. Taigi dabar žinome apytikslę to sunkvežimio vietą. Pakelkime savo droną. Bet kad ištraukčiau savo magnetą iš radioaktyvaus vandens, manau paskambinsiu savo komandai. Galbūt bandysime ištraukti visą sunkvežimį iš vandens ir pažiūrėsime, kaip jis atrodo realybėje. Tai iš tikrųjų labai keista situacija. Mums tai atrodo šiurpu, šis milžiniškas radinys po vandeniu. O dabar man reikia kitos mašinos, kad ištraukčiau automobilį iš vandens. Todėl paskambinsiu savo komandai. Sveiki, vaikinai! Aš prie radioaktyvaus ežero. Ar girdite mane? Taip, girdžiu. Man reikia, kad atvežtumėte mano automobilį, mano sunkvežimį čia ir mes ištrauksime radioaktyvų automobilį iš vandens. Ar esate tam pasiruošę? Manau, viskas paruošta, gerai. Gerai, siunčiu tau savo koordinates. Dabar mums tai reikia palaukti mano komandos. Sveiki, vaikinai! Sveikas, Slavai!
Na, eikite, parodysiu jums kažką. Turite būti atsargus čia. Matote šią žalią medžiagą ant vandens? Tai radiacija. Taigi, būkite labai atsargus su tuo. Matai? Mano magnetas užstriba ir dabar jis prisikabino prie automobilio. Ir mums reikia jį ištraukti, naudojant sunkvežimį. Gerai, važiuok. Važiuok, bet būk labai atsargus. Sunkvežimis sunkus ir jis yra po vandeniu. Gerai? Gerai, jis juda. O Dieve. Turime taip stipriai sukti ratus, nes sunkvežimis sunkus ir vis dar po vandeniu. Pirmin, 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 nesustok. Hei, jis išlenda iš vandens. Pirmin, žiūrėk, matai geltoną stogą. Jis juda, pirmin, pirmin, pirmin. Ištrauktas sunkvežimį, pirmin. Pirmin, pirmin. O Dieve, jo nebėra. Mes padarėme tai. Mes ištraukėme visą sunkvežimį iš vandens. Ho. Tai neįtikėtina. Vaikinai, žiūrėkite. Tai tikras radioaktyvus sunkvežimis, kurį matėme tiesiog po vandeniu. Iš šio sunkvežimio vis dar teka vanduo. Kodėl? Kodėl? Jis buvo tiesiai po šiuo vandeniu. Nes jis buvo radioaktyvaus ežero dugne. Dieve mano, dabar tai tikrai pavojinga ir beprotiška. Pažiūrėk, kaip stipriai mes sugadiname žemę šiomis padangomis. Dieve mano, tai beprotiška. Mes ištraukėme šį neįprastą radioaktyvų sunkvežimį, naudodami tik magnetus. Šie radiacijos ženklai yra visur. Taigi iš tikrųjų, būti čia yra labai pavojinga. Tiesiog pažiūrėkite tą daiktą. Tai tiesiog beprotiška. Dieve mano. Atidarykime ir pažiūrėkime į kabiną. Pažiūrėkime, kas yra viduje. Užstrigo. Taip, jis buvo po vandeniu. Taigi. Ne, jis užstrigęs. Jis sulūžęs. Tikrai, jis kurį laiką praleido po vandeniu. Bet žiūrėk, viduje yra kažkokių dokumentų ir dar kažkokių daiktų. Man tikrai reikia patekti vidun. O Dieve. Bet rankena sulūžusi. Kaip mes tai padarysime? Na gerai, darykime taip. Gerai, taip. Dabar galima atidaryti. Oho, taip. Žiūrėk, variklis. Variklis čia visiškai atviras. Ir čia visur yra kažkokių keistų žalių radioaktyviai atrodančių dokumentų. O Dieve. O kas, jei šis sunkvežimis skirtas dirbti kokioje nors radioaktyvioje gamykloje ar kažkas panašaus? Tai keista. Pažiūrėk, ką čia turime. Ypatingas įspėjimas. Snork tipo reaktorius. Tai pažiūrėk, čia kažkas parašyta apie radioaktyvų reaktorių. Tai labai pavojinga. O Dieve. Pažiūrėk, kas tai? Snork mutantas? Ar tai kažkoks monstras ar kas? Čia rašoma, kad jį traukia radiacija, bet man tai nerūpi. Mes čia kažką turime. Pažiūrėk, ei, pažiūrėk. Viduje turime kažką panašaus į plieninės groteles, kaip tinklą, kaip geležinį tinklą, kuris kažką ten laiko. Galbūt tai kažkaip susijęs su pabaisa? Atidarykime ir pažiūrėkime. Šitas lengvai atsidaro. Oho. O Dieve, tai tiesiog neįtikėtina. Turime tiek daug radiacijos ženklų. Eikime vidun. Oho, gerai vyrai, žiūrėkit. Ateikit čia, bet būkit atsargus. Čia visur daug šlapių dokumentų. Čia turim kažkokių radioaktyvių dalykų, kažkokį indėlį. Ir wow, čia yra Geigerio skaitiklis. Nežinau, ar jis vis dar veikia, nes jis buvo visiškai užlietas vandeniu. Tai tikriausiai dabar jau sugadintas. O Dieve, bet visa ši medžiaga, tai tikrai radioaktyvūs dalykai. Eikime vidun. Žiūrėk, čia daug drabužių. Kaip biologinio pavojaus kostiumas, ar kažkas panašaus. Bet kas tai yra? O Dieve, pažiūrėk, čia parašyta reaktorius. Ar tai tikras, nešiojamas, veikiantis energijos reaktorius? Branduolinis reaktorius? O Dieve, mes čia turime tą reaktoriaus galios dalyką. Pasukime jį
ir pažiūrėkime, kaip jis veikia. Gerai. Pirmin. Taip, tik truputį. Skamba keistai. Pridėkime truputį daugiau. Oho! Oho! Puiku, kas nutiks, jei pridėsime maksimalią galią? Palauk, kas čia per garsas? Įspėjimas, įspėjimas, reaktorius perkaista, evakuokitės, Elijau, išjunkime jį. Evakuokitės, įspėjimas, įspėjimas, na greičiau, išjungtai, išjungtai. Oho, 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 kas tai buvo? Dieve mano, ar matei tai? Tai tikras galios reaktorius, branduolinis, radioaktyvus reaktorius sunkvežimio viduje. Galbūt šis sunkvežimis yra per daug radioaktyvus, galbūt jis labai pavojingas. Todėl jis ir buvo panardintas po vandeniu. Pažiūrėkime, ką dar čia turime. Turime daug geltonų radioaktyvių laidų, keletą metalinių indų ir grandinė. Palauk, ar ten žmogus? O Dieve, kas čia vyksta? Ar jis gyvas? Ar jis gyvas? O Dieve, pažiūrėk į jį. O Dieve, palauk. Jis kažkaip juda. Kas vyksta, vaikinai? Ar jis juda? Ar jis šiek tiek juda? O Dieve, tai taip šiurpu. Šitas daiktas buvo po vandeniu. Galbūt jis buvo prirakintas. Prirakintas šiomis surūdijusiomis grandinėmis ir dėl kažkokios priežasties buvo panardintas po vandeniu. Tiesiog atliktų ten, nes tai labai pavojinga. O Dieve, bet tikiuosi ši būtybė nejuda. Šis radioaktyvus monstras iš tikrųjų atrodo taip, kaip matėme dokumentuose mūsų nuotykio pradžioje. Tai keista, bet manau, kad turime išgelbėti šį sunkvežimį. Turime paskambinti policijai ar kažką panašaus. Prašau, pasakykite, ką darytumėte jūs? Parašykite komentarus, nes šiuo metu nežinau, ar ši būtybė gyva, ar ji tikrai pavojinga. Gerai, kol kas manau, kad turime atidaryti tą radioaktyvų statinę, o tada turime pasišalinti iš čia. Nežinau, ji neatrodo gyva, bet vis tiek labai šiurpi. Kad viską įrodyčiau, pasiimsiu tą daiktą su savimi, gerai? Bet atidarykime didelę statinę. Padėkime tą padarą į šalį. Atrodo, kad jis nėra gyvas. Pažiūrėkime, kas yra šioje statinėje, nes pro skylutes matau kažką žalia ir keisto. O Dieve. O Dieve, jis kyla. O Dieve, jis juda, jis gyvas. Ne. O Dieve, ne. Tai visiška beprotybė. O Dieve, išeikime. Ateik čia, žmogau, išeikime. Atidaryk, palikime šią vietą. Eime, pasitrauk. Eime, išeik. O Dieve, žiūrėk, jis vis dar ten. O Dieve, jis bando nutraukti grandinę. Ši būtybė bando nutraukti grandinę. Ne! Eime! Gerai, lipk į automobilį. Ei, komanda! Turime išvykti dabar. Ten yra pabaisa. Einam. Ne. Variklis neveikia. Palauk, ką? Variklis sugedo. Sunkvežimis buvo toks sunkus ir dabar jis sugedo. Bet ten yra pabaisa. Pabandyk jį sutaisyti. Dabar. Palauk, ką? Ne. Jis atsilaisvino. Ne, palauk. Ne. Monstras ten. Bėkime. Bėk. O Dieve. Jis bėga paskui mane. O Dieve. Jis ten pat. Jis ateina. Eime, turime slėptis miške. Į mišką dabar. Eime, laikykis. Ateik čia, žmogau. Dieve mano, jis vis dar ten. Jis mus seka. Aš jį matau. Dieve mano. Tikiuosi, jis mūsų neras. Slėpkimės. Turime slėptis. Operatoriau! Ši būtybė, šis radioaktyvus monstras mūsų ieško. Vaikinai, jis atrodo taip šiurpinančiai. Aš jo labai bijau. O Dieve. Ne. Jis mūsų ieško, vaikinai. O Dieve. Operatoriau. Hei, operatoriau.
Ar prisimeni dokumentus, kuriuos radome pradžioje? Radome dokumentus, kuriuose kuriuose matėme tą padarą. Manau, sunkvežimis buvo panardintas po vandeniu dėl jo. Misija buvo kažkaip jį paskandinti. Ir kiek pamenu, šį padarą traukia radiacija. Taigi dabar turime tik vieną galimybę. Jis mus bet kada suras. Bet aš turiu štai ką. Prisimeni šį stiklainį? Galime pabandyti jį atidaryti. Ir jei jis tikrai radioaktyvus. O Dieve. Jis gali privilioti pabaisą? Gerai, pabandykime tai padaryti dabar. Taip. Taip. Kas tai? Taip. Puiku, tai mūsų šansas. Eime, nusileiskite. Eime. Ei, vaikinai, grįžkite žemyn. Ei, mano komanda, gal galime kam nors paskambinti? Labas? Labas, mano komanda. Ar girdite mane? Ne, radijas neveikia. Ei, mano komanda, ar sutaisėte sunkvežimį? Niekas neatsako. Gerai. Ne, jis vis dar sugedęs. Jis vis dar negali užsivesti ir važiuoti. Bet ką mes darysime? Ne, jis artėja. Dieve, jis taip artėja. Operatoriau, turiu planą. Ar prisimeni reaktorių, kurį matėme viduje? Ir ar prisimeni, kad šią būtybę traukia radiacija? Jei perkaitinsime reaktorių, jis sprogs. Tikėkimės geriausia ir pabandykime tai padaryti. Tai taip galinga, kad įsijungia signalizacija. Taigi šitas daiktas tuoj sprogs. Einam, išeikite, dabar, pirmyn, jis artėja, monstras artėja, slėpkimės ten, pirmyn, operatoriau, einam. Ateik, monstras, ne. Ne, jis ateina čia. Ne, jis sustojo, jis ieško. O Dieve mano, tikėkimės, kad jis pajus radiaciją. Taip, jis jaučia. Taip, jis jaučia. Ir signalizacija įjungta. Dieve mano, padaras sunkvežimio viduje. Dieve mano. Šaunu. Taigi, tai mūsų šansas bėgti. Bėk! Šis radioaktyvus sunkvežimis bet kurią akimirką gali sprogti. Ne! O Dieve, tai beprotiška. Šis sunkvežimis tiesiog sprogo. Įvyko didelis radioaktyvus automobilio sprogimas. Tai buvo beprotiška, vaikinai. Tai buvo labai ekstremalus ir labai pavojingas nuotykis. Mano galva. Man skauda galva. Eime, turime tuoj pat palikti šią vietą. Operatoriau, eime. Šis radioaktyvus ežeras slepia daug paslapčių. Ir čia būti yra labai pavojinga. Bet jei norite sužinoti daugiau radioaktyvių Černobylio paslapčių mano būsimuose nuotykiuose, nepamirškite paspausti patinka šiam vaizdo įrašui. Paspauskite mygtuką prenumeruoti. Aš tikrai turiu svajonę kuo greičiau pasiekti 5 milijonus prenumeratorių. Tai pati geriausia mano svajonė. Tad tiesiog paspauskite patinka ir prenumeruokite. Mano vardas yra Slavas. Ačiū, kad žiūrėjote. O Dieve, nuotykis tik prasideda.